Na va, važiavom į poilsiavietę Denionių. Denionių stovyklavietė vadinasi. Ežeriukas yra. Turim kaimynų. Bet va, patiko, kad yra pavėsinė. Tai lietus ar kas mum nebaisus. Prisikruojam belė kiek daiktų. Va čia važiuoju miškelis, takelis kažkoks. Eina. Ai, čia žmonės malkas neša tikriausiai. Tai va, mes irgi eisim malkų ieškot. Nu va, toks miškelis. Nueisiu prie vandens telkinio pasižiūrėti. Einu prie vandens telkinio pasižiūrėti. O čia va, gražiai medžiai įdomiai atrodo. Vienas dvišakis, kitas dvišakis. O čia per vidurį takelis toksai. Toksai va kažkur per pievas. Kai mes ir pripratę vaikščioti per pievas, bet aš neisiu tiesiog. Tiesiog paėjau pasižiūrėti, kaip čia atrodo iš kitos pusės mūsų. Va, mūsų stovyklavietė. Kažin kaip čia mūsų vadai ar valgęs ar nevalgęs mūsų, kažin. Turim praškalą? Nuo 2 turim, ne praškalą? Tai va, svarbiausia įsikrauti ir įsikurti. Įsikurti. O čia mes biškį daiktų turim. Galiu parodyti. Nu va, tiesiog kablė nebuvo, tai būtų prie kablų prikabintų. Va, tiesiog. Nu ką, 3 žmonės, 3 lovas. Turi būti. Maistą. Viską turi būti, viską reikia, mes mėgstam komfortiškai. Na gerai, einu iki ežeriuko. Nu va, Denionių ežeriukas. Čia kažkada esam buvę. Ėjom pasivaikščioti ir užėjom. Dėl to ir žinojom, kad šita vieta yra poilsiavietė. O čia negilu, galimėtų ir bristi. Jeigu karšta diena bus, galėsi ir įbristi. Giliai aš nemėgėjas maudytis, bet įbrist galimėtų. O va, čia toks gražus. Gražus, o ką žinau. Nei apaugęs, nei kažkoks tai. Jo, kokia pripučiama valtelė. Nepagalvojau, kad būtų gerai turėti. O ką, va čia va tiesiai nuo krantelio įčiaižiai. Ir va paplaukyti, kad ne per toliau. Nuplauki po kraščiuko kažkur tai. Nu, tik tai man baisu, kai krypuoja, linguoja jinai. Tai turėtų būti didesnė, stabilesnė. O kitam kartą reikės pagalvoti, gal kažkur pasiskolinsiu valtelę. Gal paskolins kokie draugai geri. Nu va, įsikurinėjom laužavietę, bandysiu užkurti laužavietę, va turiu čia tokį prietaisą, kurį dabar išbandysiu. Va, pasižiūrėsiu, kaip veikia. Turi
Kibekščiuoja. Čia yra smalioko. Biškai drėkina pagaliukai. Ne, taip reikėtų gal padaryti. Na va, įsikūrė. Geras. Prietaisiukas pasikrauna nuo USB. Va, pasikrauna nuo USB ir va, lauželis kūrenas. O man gamtoje tai vienas iš svarbiausių dalykų - laužo kūrenimas. Ypač kai saulytė jau pradeda leistis, nebėra taip šilta. Tai labai faina kūrent lauželį. Dėlioju kokios šakaliukus, pagaliukus. Ir va, kūreni. Mesgi šiuolaikiški žmonės. Prisipjausam laužį malkų. Malkas šlapias biškį. Sausių nėra kur gauti. Įsikrovė? Ne, kėliam. Nusipirkom palapinytę. Pirma naktis bus išbandymas namų. Va. Visai viskas fainiai. Čia nėra stagelė ant viršaus. Turėtų būti stagelis. Gerai ir be jo. Va, langai plastikiniai. Ai, ne plastikiniai. Tinklikiniai. Va, su vaizdu į mišką. Ne ežerą. Su vaizdu į mišką, va, bet va, vėdynas, grynas oras. Va, gali naktį užsitamsint. Va, labai fainiai. Ne, tikrai tokia. Visai smagi. Vidui parodykim kiek vietos. Man netgi yra pridėta pompa. Atskirai pompą pirkau. Ai, atskirai pompa. Nu, tik to, kad tu atsiunti, tik įsikrovė. Įsikrovė, bet galima pasikrauti. Nu. Su powerbanku prisipūsti. Palapinę. Oho, ir kiek čia tos vietos? Aprašymai, tai rašo 4 vietų. Nu, tikrai ne 4 vietą, bet jeigu rašo 4 vietą, tai reiškia dviese tilpsim kaip tik. Nu. Jo, pagal išvaizdą tikrai 2 vietą. 2 vietą normaliai tilpsmam dviese. Nu. Lauželis pradėjo kūrentis. Šlapiau malkam. O kurį gausiu sausų, nebent va maišį iš namų atsvežti. Nu. O taip tai visai gerai, reikės, žinai, ką dėti. Nu. Pupas pradėti viešti. Ką, tegu vertas, pupas. Nu, jos ilgai turi virti. O tada liek žarijų kepti kebabam. Kepsim kebabus iškeptus. Nu va, galvoju, vis tiek laužos kūrenasi. Kad be reikalo nesikūrentų. Uždėjau puodą. Ir va, verda. Plepa pupas. Nu ką, vakare, sėdint prie laužo, galimės valgyti pupas.
Na va, kebabus. Kebabus. Šildom ant žarijo. Vieną geras, kitą vieną padegsiu visą. Bet va ir būdami gamtoje, neužmirškim dezinfekcinę. Nes reikia dezinfekuotis rankas. Labai gerai tada valgai ir rankas būna švarias. Čia va tiesiog, kadangi šlapias malkas, lauželis po truputį smilksta, rūksta, svarbu išlaikyti tik tai. Išlaikyti, kad neužgestų lauželis, nes vakarį kepsim šašlykus. Uždėsim, kad ir šlapių malko, kad ir pasilaikytų iki vakaro. Tegu rūksta. O mes einam valgyti kebabo. Nu kaip kebabiukai? Skanus? Tau neaštrus? Ne. Tada. Sakyčiau, reikia užsigėt? Užsigėt prie kebabiuko, va. Na va, jau vakarėja. Vakaras, va, lauželis kūrenasi, tuoj kepsim šašlykus. Tai va, gražus vakaras, nei debesėlė nėra, tyko, ramu, lietaus nenumatoma. Pasisekė su oru. Tai va, ne šiaip sau šiandien iškilaujam. Šiandien mūsų vestuvių metinės. 23 metai. Kaip kartu pragyvenome 23. Prieš 23 metus buvo vestuvės mūsų. Atvažiavom paminėti. Nu va, kepa šašlykiukai. Ramiai. Žiūrėjau užtektinai.